Susipažinom, kaip galima išvalyti langelį. Jeigu aš atsistoju ant penketuko, paspaudžiu delete ir išvalau jį, grąžinu tą penketuką, galiu valyti per šičia ir formatus, ir turinį, komentarus, galų gale viską. Tačiau kaip naikinti, tai reiškia skirtingai nuo valymo išnyksta. Stovim penketuke, reiškia D6 langelyje, einam į redagavimas ir yra naikinti. Reiškia, paspaudžiu naikinti ir dabar penketuko tas langelis D6 bus išnaikintas ir ką daryti su kitais langeliais. Perstumti langelius kairėn, perstumti aukštyn arba naikinti visą eilutę, visą stulpelį. Pabandykim vieną iš jų, pavyzdžiui, pastumti langelius aukštyn ir aštuntukas parėjo, vėl D6 yra toks pat, reiškia, jis niekur neišnyko, tik persinumeravo langeliai ir vėl yra taip, kaip buvę. Atstatau, reiškia, galiu naikinti ne tik tai langelį, bet ir stulpelį. Pavyzdžiui, pasižymiu vieną stulpelį ir einu į redagavimas ir sakau naikinti. Išnyko tas stulpelis, visi parvažiavo stulpeliai į kairę, tai yra 3, 6, 9 čia, vietoj 2, 5 ir 8 atsirado ir visi stulpeliai vėl persinumeravo, vėl yra iš eilės abėcėlė, vėl viskas tvarkoj. Jeigu aš noriu, atstatau, jeigu aš noriu išnaikinti kelis, pavyzdžiui 2, reiškia C ir D dabar, tai yra 1 ir 2, kur yra surašyti, išnaikinsiu, reiškia naikinti, išnaikinau, bet C ir D vėl yra, nes jie persinumeravo ir dabar 3, 6, 9 parėjo į C stulpelį. Visiškai analogiškai yra su eilutėm. Noriu išnaikinti eilutę, redagavimas, naikinti, eilutė išnyko ir, reiškia, vėl visi pasistūmė, eilutės persinumeravo. Reiškia, niekaip mes negalime vienos eilutės ar stulpelio išnaikinti, tai yra, kad neliktų raidės. Vienintelis būdas yra jas paslėpti, kad jį nesimatytų, bet šiaip tas stulpelis eilutė yra. Vėl atstatau, kaip buvo, dabar atvirkščias veiksmas. Aš noriu išnaikinti, reiškia, tai yra įtirpti. Stoviu vėl penketuko, reiškia, langelėje ir noriu įterpti, reiškia, eilutės, stulpeliai ir langeliai. Noriu įterpti langelį, ir vėl mane klausia, ką daryti. Pastumti langelius žemyn siūlo. Sakau, gerai, 5 ir 8, pavažiavo žemyn, vėl viskas persinumeravo. Galiu taip pat įterpti ir eilutę. Eilutė. Įterpiau eilutę. Eilutė terpėsi virš, stovėjau ant penketuko, įsiterpė eilutė. Jeigu noriu įterpti kelias eilutės, aš jas žymiuosi kelias ir įterpimas, dabar iš karto eilutės, tiek kiek pažymėjau, tiek įterpė. Atgal grąžinu, kad vėl būtų mano ta normali lentelė. Lygiai analogiškai yra su stulpeliais. Pasižymėjau stulpelį, įterpimas, reiškia stulpeliai, įterpiau. Įterpė į kairę nuo to. Jeigu aš pasižymėsiu kelis, pavyzdžiui, 3, tada įterpimas, stulpeliai įterpė 3, o visi stulpeliai persinumeravo. Galima išnaikinti ne tik tai, reiškia, stulpelį, eilutę, langelį, bet ir darbo lapą. Pavyzdžiui, turiu lapą 1, čia kur buvo, reiškia, aš jį galiu paimti ir išnaikinti. Redagavimas ir ne taip reikėtų, redagavimas toliau yra naikinti lapą, išnaikinu, kadangi čia yra kažkokios informacijos, tai ir sako iškart naikinti, dar perspėja, kad yra informacija, jeigu nebūtų iškart išnaikintų, naikinti, lapo 1 nebeliko. Noriu įterpti, aš galiu įterpti darbo lapą. Įterpiu, atsirado lapas 6. Lapas 6. Matot, irgi yra. Taip pat. Grįžtam prie tos vėl lentelės, dabar truputėlį kaip mes galim kopijuoti. Jeigu aš noriu kopijuoti, pavyzdžiui, vieną langelį, tai
paspaudžiu, stoju tam langelį, paspaudžiu kopijuoti ir kai po paspaudimo kopijuoti arba iškirpti bėga toks punktyras ir tada statau, kur noriu įklijuoti, spaudžiu įklijuoti ir įklijavo. Dar galiu klijuoti, kiek tik noriu. Galiu netgi pasižymėti kažkokią tai sritį ir pasakyti klijuoti, tai visur penketukai ir įsiklijavo. Jeigu noriu, kad išnyktų tas bėgimas, spaudžiu Escape, išnyko. Galiu kopijuoti ir, reiškia, ištisą pasižymėtą, kopijuoju, dabar punktyras apie čia. Tik tai reikia atminti tokį dalyką, kad iškart kol bėga punktyrinė linija, tol galima klijuoti. Bet jeigu jūs susimanysit dabar kažką parašyti, pradėjau rašyti, punktyrinė linija išnyko, viskas įklijuoti aš nebegaliu. Vėl žymiuosi, sakykime, mes jį kažkaip paspalvinsim, galbūt net lentelę padarykim, tokią reiškia, ir dabar kopijuosiu šitą visą bloką, tokią lentelę, ir sakau, aš noriu įstatyti šičia, įklijuoti, klijuoju ir dabar man ant viršaus, kur buvo užklijavo šitą. Todėl su įklijavimu reikėtų labai atsargiai žiūrėti, kad mes neuždengtume jau esamų duomenų. Anuliuoju, vėl atsirado 1, 2, 3 ir taip toliau. Visiškai Escape spaudžiu, kad nebebėgtų. Punktyras visiškai analogiškai yra su iškirpimu. Penketukė stoviu, spaudžiu iškirpti, bėga punktyras, nueinu, pastatau kažkur, įklijuoti, viskas. Daugiau įklijuoti galimybių nėra. Matot, nėra daugiau galimybių. Kitas dalykas, aš galiu tą, reiškia, langelį pertempti, tai yra tiesiog nekirpti, klijuoti, bet tiesiog pasiimu pelė kryžiam ir tempiu, kažkur nunešu, parodo net kur esu, padėjau, įdėjau. Jeigu aš tempiu ir paspaudžiu Ctrl klavišą, CTRL laikau, nuspaudęs, atleidžiu pelę, gavau, dabar galiu atleisti ir Ctrl, gavau kopiją. Pavyzdžiui, šičia, pasidarysim taip pat kopiją, reiškia, tempiu, dabar paspaudžiu Ctrl, atsirado pliusiukas, dabar atleidžiu pelę ir atleidžiu Ctrl. Turiu, reiškia, tokį dalyką. Kitas įdomus dalykas, reiškia, yra, kad langelis, reiškia, turi tokią kaip žymę, toks kvadratėlis, auselė yra ir užėjus ant jos gaunam tokį juodą kryželį. Pavyzdžiui, aš turiu raidę A parašęs ir su šito tempiu žemyn. Aš užpildau langelius, užpilu raidę A. Galiu atvirkščiai pavažiuoti, tiek atpyliau. Galiu važiuoti į viršų. Galiu pasiimti, važiuoti į šoną. Taip. Jeigu aš turėsiu kokią nors kelis langelius teksto, ten sakykime A, B, pavyzdžiui, X, Y, ir taip toliau, jeigu aš pasižymėsiu šitą, tempsiu žemyn, dažniausiai mes tampysim žemyn, tokia seka ir eina. Jeigu turiu skaičių, pavyzdžiui, 2, taip, tai 2 galiu ir tempti žemyn. Galiu tempti ir šitaip, kaip patinka, į viršų ir panašiai. Bet jeigu aš turiu jau skaičių seką, pavyzdžiui, 1, 2, tokia kaip numeracija, pasižymiu visą šitą, tempiu dabar žemyn ir man jau susiskaičiuoja. Tempiu į viršų, bus jau su minusu. Taip? Galiu, sakykime, 10 ir 20 pasiimu tokią 2 sekos narius, pasižymiu, važiuojam žemyn ir turim tokią toliau seką einančią. Sekos yra, pavyzdžiui, ir pirmadienis. Pirmadienis ir įvedu ir dabar tempsim žemyn ir turim visas savaitės dienas. Sekom yra, pavyzdžiui, sausis. Taip, sausis ir turim čia rugsėjas ir taip toliau. Galima įsirašyti ir savo seką. Pavyzdžiui, nueinam įrankiai, pasirinktis, yra pasirinktiniai sąrašai.
Čia yra visos sekos, tokios standartinės, kaip matot. Ir aš sakau, va, naujas sąrašas yra, čia statau kursorių, nu ir galiu rašyti. Jonas, Enter paspaudžiu, Petras, taip, galiu rašyti Zigmas, Ona, taip, nu ir sakau pridėti, užteks, taip, pridėti. Turiu tokią seką. Gerai paspaudžiu ir dabar man užtenka parašyti vieną sekos narį, Petras, taip, įvedu jį, pasiimu, tempiu žemyn ir aš turiu visus sekos narius. Taip galima, reiškia, užpildyti langelius kažkokiom sekom arba tuo pačiu tekstu, tą pačią informaciją.